Beveik 2 dešimtmečius Panevėžio miesto dailės galerijos vadovės puoselėta idėja pagaliau virto kūnu. Užbaigti galerijos priestato statybų darbai. Jie gerokai užsitęsė, statybų projektas pradėtas dar 2013-aisiais, tačiau bankrutavus pirmajai darbų rangoviai, statybos buvo pakibę ant plauko. Ir vos per kelis mėnesius, kai darbus ėmė vykdyti bendrovė Kriautė, galerijos priestato statybos įgavo didžiulį pagreitį ir buvo baigtos laiku. Todėl jau greitai naująją miesto kultūros erdvę galės įvertinti visi dailės galerijos lankytojai. Spalio 30 dieną sėkmingai darbavosi valstybinė komisija, pastatą pripažino tinkamų eksploatacijai, tinkamų naudojimui, tinkamų ekspozicijos išdėstymui. Ir manau, kad dailės galerija tikrai pasistengs, kiek galima greičiau paruošti ekspoziciją, pakviesti panevėžiečius, miesto svečius, apžiūrėti ir naują pastatą, ir tuo pačiu seniai žinojom, kad turim gražius darbus, bet negalėjom jų tiesiog pamatyti vienoje vietoje. Tai manau, kad mes prisidėjom truputėlį savo kuklių indėlių per šią vasarą, pabaigdami šitą pastatą ir rengdami jį prie to, kad galės miestiečiai ir miesto svečiai gerėtis nuostabiais keramikos darbais. Kadangi italų įmonė nedirbo rugpjūčio mėnesį, tai mums visi statybos darbai ir turėjo prasitęsti mėnesių laiko. Taip, kad vietoj rugsėjo 30 mes jau pridavėm pastatą spalio 30 dieną. Na, bet čia labai geranoriškai atsižvelgė ir viešųjų pirkimų tarnyba, ir Lietuvos verslo paramos agentūra, kadangi didžioji darbų dalis jau buvo padaryta tikrai labai operatyviai, labai greitai, kokybiškai. Taigi dėl lifto jau mums buvo leista tą mėnesį pratęsti ir dabar jau galime džiaugtis rezultatu. Laikas trumpas buvo. Realiai 3-4 mėnesiai nepilni. Reikėjo labai susikaupti, reikėjo labai organizuoti tiksliai darbus, pasiskaičiuoti, numatyti viską gerokai labiau į priekį negu kad eiliniai statyboje, sakykime, ir medžiagų užsakymas, ir automatiškai, ir sandėliavimai, ir projektavimo darbai, kai kas buvo derinama tiesiog statybos metu. Tai iš tikrųjų nemažas iššūkis buvo ir kaip aš čia ankstesniam reportažę sakiau, kad Panevėžy turbūt tik 2 įmonės buvo galinčios tai padaryti. Manau, kad iš tikrųjų tai ką padarėm, ta darbų apimtis ir tie visi terminai dar kartą patvirtino, kad ne kiekviena, ko gero, statybos įmonė gali tokius darbus daryti. Pasak bendrovės Kriautė generalinio direktoriaus, kad viskas spėtų laiku, vienu metu galerijos priestato statybvietėje turėjo dirbti iki 60 statybininkų. Projektui įgyvendinti skirtas 504 000 eurų ES finansavimas. Dar kiek daugiau nei 388 000 eurų prisidėjo miesto savivaldybė. Ir nors didžiulės architektūrinės vertės šis pastatas neturi, neabejojama, jog Panevėžį jis papuoš. Be to, nuo šiol galerijos ekspoziciją pilnai apžiūrėti galės ir judėjimo negalią turintys žmonės. Jį sudaro 2 ekspozicinės salės, 1 aukšto ir 2 aukšto, ir bendras plotas yra 511 kvadratų, ekspozicinio ploto 428 kvadratai ir tikrai galėsime parodyti ekspoziciją ir mūsų neįgaliesiems, nes tikrai labai prabangus liftas jiems įrengtas, kuris atvežtas iš Italijos, gamintojas yra italų įmonė ir dabar jau tikrai labai patogiai galima bus pakilti iš 1 aukšto į 2 ir apžiūrėti ir naująjį pastatą ir pakilti į mūsų galerijos 2 aukštą, nes iki šiol 2 aukštas tiems, kas savarankiškai užlipti laiptais negalėjo, buvo neprieinamas. Planuojama, jog naujojo pastato duris lankytojams bus atvertos gruodžio 4 dieną. Panevėžio miesto dailės galerijos priestate iki 2016 bus galima išvysti laikinąją ekspoziciją, o kitąmet bus pristatyta nuolatinė keramikos kūrinių ekspozicija.